Sveiki, pavasarėjančio pirmadienio vakarą TV3 eteryje su jumis sveikinasi laidos Gyvenimas yra gražus kūrėjai ir artimiausią pusvalandį kviečia praleisti su gyvenimo būdo istorijomis. Buvau nei kaip moteris, nei kaip atlikėja, nei kaip asmenybė, aš niekam netikau. Ilgai brendęs konfliktas tarp Kėdainių choro ir Giulijos virto nacionaliniu detektyvu. Kodėl choristai dainininkė iškėlė ultimatumą, po kurio ji netramdė ašarų ir šaukėsi medikų pagalbos, o ginti garsios atlikėjos stojo Lietuvos žvaigždės. Žemiau skurdo ribos. Įsistatėt kiaulės akis ir nežinau nieko. Per daug mane įskaudė. New Yorkas. Prieš Algio fotoobjektyvą garsiausios pasaulio įžymybės, o šiandien lietuvis nuosavo populiaraus žurnalo savininkas. Praėjusią savaitę politinius įvykius ir net šventes Lietuvoje nustelbė chorų karuose kilęs skandalas, padalinęs Lietuvai dvi pusės. Vieni palaiko iš projekto pasitraukusias žinomas dainininkes Giuliją ir jos dukrą Moniką, kiti be savo chorvedžių likusi Kėdainių chorą. Paradoksalu, kad ir kiek buvo rašyta straipsnių, niekas iki galo taip ir nepaaiškino, kas iš tiesų įvyko. Tad šį vakarą jūsų laukia atviras Giulijos pasakojimas, po kurio klausimų nebeliks. Šis Kėdainių choro pasirodymas be abejonės ilgam įsiminė televizijos žiūrovams. Ir tikrai ne dėl puikaus dainavimo. Pirmą kartą projekto istorijoje choras scenoje pasirodė be savo generolių, tad viso kūrinio metu ore tvyrojo klausimas, kas nutiko. Nevyniokit į vatą, susipykot ar ne? Ne. Tai kodėl jų čia nėra? Išsiskyrėm. Nu paprastai išsiskiria, kai susipyksta. Gražiai išsiskyrė. Nebūna taip, kad gražiai išsiskirtų. Šis pasirodymas, tai, žinot, buvo, žemiau skurdo ribos. Negalėjau net žiūrėti, man tai buvo nepykit, balaganas buvo visiškas. Gera gaspadinė moka gerai užraukt agurkus, kad jie išsilaikytų visą žiemą. Jūs bandėt patys užsiraukt ir nušovė dangteliai nuo 3 litrekų. Surūgo! Ai. Tai vis dėlto kas konflikto iniciatorius? Tai jūs ir paklauskite generolą. O jūs nežinot, ne? Įsistatėt kiaulės akis ir nežinau nieko. Tuo metu šią sceną Giulija stebėjo savo namuose Kaune. Aš be vaistų jau negalėjau, žinokit, aš prigėriau vaistų ir sėdėjau ir žiūrėjau, labai jaudinausi. Giulija nuoširdžiai kėdainiškiams linkėjo sėkmės, nors buvo praėjusios tik kelios dienos po to, kai jie dainininkiai surengė kone linčo teismą. Pasistatė liejo įtūžį ir karčius žodžius, kurie anot jos kaip peiliai smigo tiesiai į širdį. Aš nei verkiau, nei nieko, bet aš kitą dieną jau pas kardiologus buvau nuėjus. Nes aš savyje taip laikiausi, nes negali visą laiką verkti ar ten rodyti savo tuos jausmus, bet kai aš įėjau į namus, mano vyras į mane pasižiūrėjo, sakė, man atrodo, kad reikia užbaigti visus žaidimus ir katinėlį tuo įkilsėtis. Po šio paskutinio konflikto Giulija daugybę kartų mintise tarsi filmą vis atsukinėjo pastarųjų mėnesių įvykius ir stengėsi suprasti, kas buvo ne taip. Aš dabar būčiau labai kategoriška, labai viską sudėliočiau iki smulkmenų, kas už ką atsakingas ir jokių tokių turbūt nesusipratimų nebūtų. Tiesiog anarchija gavosi. Taip, palaida bala gavosi, nes tada reikia, kad būtum tikras generolas, pasakyta ir šventa. Labiausiai Giulijai skaudu dėl chormeisterio Algirdo Viesulo elgesio. Juk tuomet, kai reikėjo surinkti Kėdainių choro komandą, dainininkė pati susirado kažkada pažinotą profesionalą. O kodėl jūsų buvo būtent šitas pasirinkimas? Todėl, kad jisai Kėdainiuose turėjo chorą, jis važinėja į Kėdainius dirbti, tai aš galvoju, kad bus labai patogu. Tačiau Giulija neatsižvelgia į kitus, nemažiau svarbius faktorius, tokius kaip asmeninės žmogaus ambicijos ar charakterio atitikimas. Žinoma, dainininkė šiandien atskleidžia, žmogus turėjęs padėti vesti chorą į pergalę, anot jos tapo konflikto iniciatoriumi. Prieš kiek metų jūs susitikote anksčiau? Seniai. Prieš kokį 15, gal 20. Tarp jūsų buvo romanas? Su kuo? Su Viesulu.
Aš gyvenu šeimoje ir tikrai jokių romanų, kas man būtų buvę, jeigu ir būtų. Tai aš galvoju, kad Algirdas Viesulas man nusileistų kaip moteriai, jeigu būtų buvę kas nors. Tačiau pramogų pasaulio senbuviai dar prisimena laikus, kai chormeisteris Giulija vadino auksiniu Lietuvos balsu, buvo jai aiškiai neabejingas ir savo simpatijų nesugebėdavo nuslėpti nuo aplinkinių. Po kilusio skandalo imta pusbalsių svarstyti, ar tik konflikto priežastimi netapo atstumto vyro ambicijos. Kada pajutote, kad kyla įtampa tarp jūsų ir choristų? Nuo pirmos laidos. Ir geras psichologas pamatytų iš karto peržiūrėjęs visas juostas, kada mes būdavom su choru, turėjo pastebėti, kad tai yra ne komanda. Man taip atrodo, kad turėjo kažkas pastebėti, nes buvo tokių skambučių, klausė mane, kaip tu jautiesi. Nes sako, man atrodo, kažkas vyksta. Giulijai būdavo keista, kad kiti projekto dalyviai visuomet su jie gražiai sveikindavosi, smagiai plepėdavo ir niekada nejausdavo konkurencijos. O štai kėdainiškiai visuomet būdavo įsitempę ir nepatenkinti. Jūs tikėjotės, kad tai kažkaip pasibaigs? Aš tikėjausi, kad mes datemsim iki paskutinių laidų, iškentėsim ir išsiskirstysim. Bet kažkoks buvo taškas. Taip, vieną sekmadienį vadovas pasakė, kad jis nenori dirbti su choru. Visai nedaug trūko ir šis šantažas būtų subliuškęs kaip muilo burbulas. Juk net choristai, kurie vėliau televizijos studijoje nevykusiai stengiasi paaiškinti konflikto priežastis, tąkart buvo pasiryžę nutraukti ryšius su Algirdu Viesulu ir dalyvauti projekte vadovaujami vien generolių. Tačiau Giulija pati nusprendė sušvelninti situaciją. Žinot, staigiai surasti naują vadovą yra sudėtinga. Ir dar chore labai daug atėjusių žmonių, kurie dainuoja pas jį chore, kurie jau daug metų su juo dirba. Tai aišku, tai yra jo komanda. Čia jau aš negalėjau diktuoti sąlygas. Tai nebuvo pirmas Kėdainių chore kilęs konfliktas. Galiu prisipažinti, aš nuo choro kelis kart net verkus. Verkus krūvinom ašarom ir matė kultūros centre, ten buvo, neatsimenu, ar pavaduotoja, ar labai tokia maloni moteris, kuri guodė mane, neverk, nesijaudink, viskas bus gerai. Iki to, jo, buvo tokių situacijų, kada aš verkiau. Tai turėjo labai graudus ir baisus vaizdas būti. O choras toliau savo repetavo ir jiem visiems buvo labai gera nuotaika ir geras vaizdelis. Nors chorų karuose svarbiausios asmenybės yra generolai, kėdainiškiai atvirai abejojo Giulijos sprendimais. Čia jau iškart galbūt po pirmos laidos buvo nusistatymas. Aš jau ten buvau nei kaip moteris, nei kaip atlikėja, nei kaip asmenybė, aš niekam netikau. Jie jūs kaltino, kad jūs nedirbdavot, tik kad prisijungdavot padainuoti. Jeigu mes sugebėdavom visai nerepetavę išeiti į sceną ir šitaip šauniai pasirodyti, tai mes tada profai. Tada jie tegul nepyksta. Jeigu jau taip jie masto ir taip šneka. Tik skaudu, aišku, skaudu. Nes tas, ką tu atiduodi, galbūt už tai man ir su sveikata buvo negerai, todėl kad aš tikrai nuoširdžiai atidaviau visą save. Aš taip myliu, nedrąsu kalbėti, aš taip myliu, nedrąsu pradėti, aš taip myliu, nedrąsu žiūrėti, o laikas tiksi, tik. Kviesdami generolus, projekto prodiuseriai visų pirma renkasi scenos profesionalus, jau užsitarnavusius svorį ir pagarbą muzikos pasaulyje. Giulija neišimtis, tačiau kėdainiškiams tai buvo nė motais. Jie buvo įsitikinę, kad geriau nei Giulija žino, ko reikia šio projekto komisijai ir žiūrovams. Galiausiai choristai pateikė Giulijai ultimatumą – atsisakyti Monikos, kurie anot jų elgėsi arogantiškai. Realiai jūs buvot priversta rinktis choras arba dukra. Tai aš pasirinkau pagal savo gyvenimo tiesą ir pagal savo širdį. Taip, aš už dukrą. Kokia jin bebūtų, kaip jie ten sako arba rašo, tai mano širdies dalis, tai mano pats brangiausias žmogus ir aš dėl jos atsisakyčiau visko, jeigu man reikėtų pasirinkti.
Nors Monika tapo projekto pažiba ir sulaukė daugybės pagyrų, Kėdainiškiams ji neįtiko. Jinai patirties scenoje turi galbūt daugiau už daugą. Ir tas jos pasakymas tiesmukiškas galbūt kažką užgauna. Bet jinai jaunas žmogus, jinai turi teisę tą sakyti, jinai nori tikslo. To, kad scenoje viskas būtų gerai. Tai kai kas nepratęs prie to. Ir jiems atrodo, kad tai yra arogancija galbūt. Dabar kelio atgal nebėra. Priremta prie sienos, Giulija atsisakė chorų karų ir nori kuo greičiau pamiršti visą tai, kas nutiko. Ir aš už tai dabar jau ir nepajėgčiau turbūt eiti vėl, ne dėl to, kad aš nepajėgčiau dainuot. Aš dainuot galiu, kad ir dabar atsistot, dainuot savo malonumui, lipti į sceną, stengtis, džiaugtis, mylėti, bet su kolektyvu negalėčiau, nes per daug mane įskaudino. O tas skausmas turi praeiti, jis negali per savaitę ir prabėgti. Tu jį vis tiek prisimeni, tau skauda. Ir dvasiškai skauda, ir fiziškai. Ir fiziškai skauda. Tikrai skauda ir aš kitą savaitgalį važiuoju į Palangą ir galvoju ir laukiu tų dienų, nes tada turėsiu laisvą laiką su šeima, mes eisim prie jūros. Tai aš tikiuosi, kad aš jau dar po savaitės būsiu stipri, laiminga, džiaugsminga ir viskas susimirš.